Tai dar kartą labas vakaras, mano vardas Daiva, aš esu alkoholikė. Jo, turbūt reikia pradėti, kad labai ačiū už tą galimybę suteiktą pasidalinti. Ir nors paminėjot pabaigoje, kaip yra šiandien, kažkaip norisi būtent pradėti nuo to, kaip yra šiandien, žinai. Faina kelionė nuo ankstyvo ryto, kuri nekėlė kaip anksčiau jokio susierzinimo, jokio rūpesčio, ten kaip čia tas bus, kaip anas, žinai, toksai pasitikėjimas, vat šitą situaciją, viskas gerai, važiuojam, atvažiuosim. Senokai buvau Klaipėdoj, kaip tik sužinojau, kad dar šviesų festivalis, o galvoju, čia, žinai, dar pramogos visokios, dar geriau pataikiau. Ir apsistojau ten tokiam viešbutuke, išėjau iš jo ir, žinot, pirmas vaizdas pasisukau, taip, nežinau, netyčia, tiesiog atgal į pilį ir taip, šitagi, vaivorykštė, taip, nuo pilies Smaigalio per visą dangų, žinai, toks gražus vaizdas ir minios žmonių traukia link, kaip čia vadinasi, link prieplaukos, link laivo. Visi atsipalaidavę, ramus ir aš lygiai taip pat jaučiuosi irgi atsipalaidavusi, rami. Dabar sėdžiu, galvoju, kaip gerai, žinai, tą patį jausmą turiu nuėjusi į grupės susirinkimą, kai nueini, arba pravedi, arba tiesiog pasiklausai, arba tarnauji kitais kažkokiais būdais, tai nuotoliniai susirinkimai. Ir tada grįžti namo ir va tas jausmas, kad diena baigėsi gerai, visi darbai padaryti ir aš ramiai einu miegot. Va tas jausmas, kurio aš labai daug metų neturėjau. Ir net nežinau, neteko ten sėdėti ant kažkokių migdomųjų, bet prisimenu pirmuosius galbūt blaivybės metus ir vėliau labai tas kartojasi, kad naktį negaliu ramiai miegoti. Visą laiką kažkokios mintis skverbėsi. Kažkokios mintis, kas nutiko dieną, kaip reikėjo man atsakyti, aš atsakiau kitaip, o vat būčiau geriau šitaip pasakius, man atsakytų šitaip ir kaip mes tą vadinam skalbenkė, žinai, ir aš šnekuosi ten, negalėdama užmigti su tuo, reiškia, parazitu ar parazitė ir sprendimus priimu, kaip galėtų būti, ar ne, ir visiškai save išmušus iš vėžių, šiaip netaip užmiegu paryčiais ir aišku, reikia eiti darbą ir aš vėl nelaiminga, aš vėl pavargusi, problemos, aišku, neišsisprendė ir bet ta nuolatinė tokia būsena, kur liktai viskas gerai, aš jau alkoholio nevartoju ir daug metų, ne, susitvarkė finansiniai reikalai, visi tie pažadai liktai pildosi, žinai, 9 žingsnio, bet būsena, bet ne tokia, kokias aš norėčiau, ne, aš girdėjau, kad ateis į A, tau tiesiog susitvarkys gyvenimas, žinai, va taip vienu spraktelimu. Atsimenu vieną senbuvę, aš dar ten 1-2 metai buvau draugijai ir jinai man sako, svarbiausia yra džiaugtis, mūsų programa yra džiaugsmo, bet reikia džiaugtis, kodėl tu juodai rengiesi, tau reikia spalvotų rūbų, tu turi spinduliuoti. Aš suprantu, galvoju, linksiu galvą, bet kaip tą padaryti, žinai, mano vienintelis paskutiniais metais, aš šiaip taip dabar suskirstysiu savo gyvenimą grubiai po 20 metų, ne? 20 metų mano gyvenimas buvo pakankamai laimingas, ne, jaunystė, su tėveliais gyvenu, visko apsirūpinus, geros studijos, draugai, vakarėliai, problemų nėra, žinai, išskyrus ten kažkokių užduočių nepadariau, nespėjau, nu, tokie pergyvenimai studentiški, ne. Paskui kitas etapas prasideda, kai aš jau paragauju, pavadinkime, pirmus savo tos gurkšnius, labai greitai jie tampa nevaldomi, ta prasme vienas gurkšnis ir aš negaliu sustoti arba nenoriu sustoti. To supratimo, kad aš negaliu, pas mane nebuvo. Aš tiesiog nenorėjau sustoti, man patiko gerti ir galėdavau daug išgerti ir kai jau visi eina namo arba ten, žinai, jau viskas man bloga, aš jau einu, man rytoj keltis dar kažkas, man tai ne, aš galiu būti tol, kol bus alkoholio, kol bus su kuo tenai kartu būti, ar ne. Ir vėlgi tuo metu aš visiškai neturėjau supratimo, kad tai yra liga, kad tai yra kažkas negerai su manim, visi taip daro, visi normalūs žmonės
geria, prisigeria, durniuoja, žinai. O ten tos zubrylos, kurios ten sėdi ir mokosi, va jos tai nenormalios, žinai. Su jom tai nėra ką šnekėti, nes, kažkaip iškrenta iš viso konteksto, ar ne? Ir toliau, reiškia, prasidėjo jau asmeninis gyvenimas, aš išteku, su vyru susipažįstu ir mes labai greitai apsiženijom, nes mums taip atrodė, bet pokalbis apie tai, kad reikia susituokti, buvo vaikštant girtiems palei Trakų ežerą, taip susišvietė mums, žinai, ir sakėm, pabandom. Mėnesį pažįstami, bet tu fainas, aš faina, viskas bus gerai, tėvai padės. Jeigu nepasiseks, išsiskirsim. Tai kokios problemos, žinai. Taip ir buvo, iškėlėm didelės vestuvės, žinai. Po 2 metų aš išėjau, man nepatiko tas gyvenimas, tiesiog, kažkaip netenkino mano tų planų, kuriuo aš tikėjausi. Teko gyventi, kaip man atrodė, labai netinkamom sąlygom, kūrenama pečiais, vanduo lauke, žinai, nes vyras pasakė, čia yra sodas, čia mano namai, čia mano tėvai, ten ir taip toliau, ir aš noriu būti čia, ir aš sutikau, bet paskui aš neištvėriau, išėjau ir tada man atsidarė vartai į laisvą gyvenimą, mano dukrytę prižiūrėjo mama, aš išėjau darbą ir pradėjau toliau gyventi, uždirbu daug. Tuo metu palyginus geras atlyginimas buvo, ne? Ir vėl mane supo žmonės, kurie labai toleravo šventes. Dirbau, turėjau vienu momentu tokį nuostabų darbą, kabutėse, buvau brigados tokių gerų dėdžių, žinai, statybininkų, kaip ir atsakinga už juos, kol buvo inžinierius, tai išvažiavęs, tai ten visada, žinai, viskas baigdavosi, kad ateina dėdukai pas mane su kažkokiu klausimu ir atneša lauktuvių, žinai, ir prasidėjo tokie dalykai, kad aš nepareidavau namo, pernagodavau ten pas draugę, kažkokie irgi gimtadieniai šventės ir vėl atrodė viskas normalu. 91 metais aš nusprendžiau, kad ten dirbti man nebegerai, Vilniaus rajonas, jau ten keitėsi visa situacija politinė. Ir aš atėjau dirbti į labai prestižinį darbą, jame dirbu iki šiol. Ir vėlgi gaunu nuostabias sąlygas toliau puoselėti savo ligą. Aš nežinojau, kad tai liga, bet buvo įprasta per pietus, pietų pertrauka, kava, taurelė, konjakėlio, dėstytojai ten ištraukė savo slaptas atsargas, žinai. Man sako, tau, ne, aš ne, bet štai vakare aš atsigriebdavau už visą dieną. Prasidėjo vėl visokie plavinėjimai su įvairiom kompanijom, tai menininkai, tai vėl kažkas, mama su dukrytė sode, aš Vilniui su tėčiu bute. Tėtis buvo toksai labai geras žmogus, jį labai lengvai galima būtų apsukti, žinai, ten, vienu žodžiu, buvo geras laikas vystyti toliau savo alkoholizmą ir nesiplenčiant, aš nepasakosiu tų visų daugybės istorijų, kurių turi visi, jos ir vienos visai smagios, kitos labai liūdnos, nes, irgi tik tai skaitydama didžiąją knygą, aš pamačiau tą labai aišku alkoholizmo progresavimą, kai jis prasideda nuo to, kad alkoholis yra man skaidrinantis gyvenimą. Žinai, man reikia išgerti, nes man tada linksmiau. Viskas aišku. Daugybė žmonių tą daro, aš neturiu jiem jokių pretenzijų. Tik aš tuo metu nežinau, kad aš alkoholikė. Toliau, kadangi man nieko nenutinka, aš matau, kaip geria kiti, viskas čia tvarkoj, aš toliau geriu ir toliau liga progresuoja, kiekiai didėja, problemos taip pat. Ir ateina momentas, kai alkoholis tampa mano būtinybė. Ta vieta, žinai, kai man labai gražiai vardino irgi globėja, sako, dėl to skaidrinančio, žinai, čia labai įdomus toks momentas. Gyvenimas geras, ne, aš neturėjau ko skūstis, man viskas neblogai sekėsi. Bet vis tiek reikia paskaidrinti. Faina kompanija, koks nors ten bernas, su kurio norėčiau pasėdėti tą vakarą, bet man reikia praskaidrinti, ne, ir aš tada be plionkės nieko neatsimenu, kai baigėsi, ką aš pasakiau, ko nepasakiau, bet viskas kaip rūkė, žinai.
Ir galų gale ateina tas baisiausias momentas, kurį knygoje irgi ten gale tais sulygina su tais 4 apokalipsės raiteliais, kai būtinybė jau praeitas etapas tampa toks nesveikas pavaldumas alkoholiui. Alkoholis tampa mano valdovu. Ir va tos ribos, kada tai vyksta, aš negaliu įvardinti, jos nepajusi, žinai, kad va dabar šituo momentu aš tampu ta tikrąja alkoholikė, bus problemų. Ne, va čia ir yra keiščiausias tas mechanizmas, kad aš niekaip negaliu suvokti, nors man jau visi sako, ir aš randu kažkokius tai aprašymus apie alkoholizmą, jie man visi tinka, aš apie tai su nieko nekalbu. Ir tik tai pakliuvus pas psichiatrus, pas įvairius gydytojus, aš išgirstu, kad čia yra ne depresija, čia yra tau ne kažkokios kitos lygos, kurio aš ko gero dar labiau nenorėčiau. Tau reikia pasitarti su narkologu. Ir va tas žodis, žinai, narkologas mane biški sukrėtė, bet aš buvau tokiai būsenoje, kad sakiau, viskas okei, aš einu, žinai. Ir aš nuėjau pas tą moterį, labai simpatišką gydytoją. Ir jinai taip manęs klausė, žinai, sako, kiek jūs laiko geriat? Aš sakau, čia buvo 2003 turbūt kažkur metai, ne, 4. Sakau, porą metų. Ir jinai taip pažiūrėjo, žinai, suprantat, sakau, aš dirbu va tokiam darbe, aš turiu mokslo laipsnį, aš esu dėstytoja, aš tada, su manim viskas šiaip gerai. Bet va čia buvo tam tikros problemos ir va aš taip, vienu žodžiu. Jinai palinksi, sako, gerai, bet sako, žiūrėkit, aš jums patarčiau ateiti į dienos centrą, čia vyksta tokie užsiėmimai, jūs pasėdėsit, ten, reiškia, žmonės renkasi, paklausysit. Ir tai buvo prieš vasarą ir aš pagalvojau, o Dieve, tai dabar ką, vasaros atostogų aš turiu 2 mėnesius, tai aš dabar tos 2 mėnesius lankiausi po kažkokias, tai, žinai, dienos centrus, ne, aš pati susitvarkysiu, viską supratau, man gerti negalima, žinai, arba reikia gerti mažiau. Ir, įsivaizduokit, pokalbis buvo gegužės mėnesį ar birželio ir spalio mėnesį aš jau guliu narkologiniam. Po kokių 3 savaičių juodo gerimo, dar suspėjau ateiti į darbą, 1 dienas pasirodžiau, paskui iš to džiaugsmo, kad aš pradėjau naują sezoną, reiškia, darbo reikia atšvęsti. Mano tradiciškai šventimas jau būdavo pačios su savimi. Man nebereikėjo kompanijų. Aš užsipirkdavau jau į priekį, aš jau žinojau savo kiekius, žinojau, kad man reikės daug ir nesilpnų gėrimų, o taip normaliai. Ir ruošdavausi savaitėj, pasimdavau biuletenį, jeigu ką, kol dar galiu šnekėti, žinai, paskambinu gydytojai, apsimetu iškimusi ir sakau, man aukšta temperatūra, žinai, tai gerai, sako, dar tie laikai tokie buvo, sako, tai kiek biuletenį duoti 3 dienom, tai gal, sako, savaitėj duosiu. Oi, sakau, labai gerai, žinai. Aš galvoju, tą savaitę aš, supranti, viskas, prasideda laimės laikotarpis. Ant kiek, aš, kaip sakau, nepaminėjau, globėjo man sako, alkoholis buvo mūsų pirmoji meilė. Aš viską galėjau atidėti, ar ne? Visus perspėjimus ten arba kažkokių baimių tuo metu nėra, kai tik tai atsiranda alkoholis arba galimybė jo gauti. Ir būtų labai viskas gerai pasibaigę. Aš tiesa, prieš tai jau buvau apsilankius porą sykių, bet vieną syk nuėjau tiesiai iš susirinkimo į restoraną ir kaip mums būdinga, žinai, paskui aiškinu, tai tas padavėjas kaltas, žinai, nes mes ten sėdėjom, atėjom po susirinkimo arbatos išgerti, jisai prie jo sako, gal prie arbatos ką nors, ne, žinai, su kitu bičiuliu aš savaitę blaiva, nes aš taip girinėdavau visą laiką, jisai 1 dieną, žinai. Ir aš sakau, ne, mes čia tik arbatos, žinai, o gal reikia pavalgyti kažko, jo, reikia, tai gal silkės pasiėmam, silkės, žinai, gerai. O jis taip prieina vėl gudriai, žinai, sako, bet šiandien gavom tokią naują horilką, sako. Ir, žinai, ten ukrainiečių kažkoks restoranas buvo, Čiagino, ar kaip jis ten vadinas. Ir mes susižvalgiam, taip viens kitą pažiūrėjom. Gerai, tik po 50. Ir tą momentą aš taip ryškiai atsimenu, o toliau nebeatsimenu.
Ir tada mes jau ten ėjom per kažkokius barus, ten nežinau. Nu, vienu žodžiu, va, tokie dalykai vyko, kur protų sunku paaiškinti. Ir jeigu man tuo metu būtų pasakę, kad tu esi psichinis ligonis, ką jau man bandė paaiškinti, aš vis tiek to negalėjau priimti, žinai. Taigi aš mokslus baigiau, aš turiu išsilavinimą, ašgi protingas žmogus, nu kaip galiu būti kažkokia kvaiša. Tai va, baigėsi viskas 2005 metų pavasarį, kai dar išėjus iš tos gydymo įstaigos aš dar kartą užgėriau, pragėriau iki pavasario, pakliuvau į Naujos Vilnios psichiatrinę ligoninę. Už tai esu labai dėkinga, man reikėjo tų dugnų, žinai, nes būčiau kitaip, nežinau, iki kiek aš ten tampiusis, turbūt kiek sveikata leistų. Aišku, tėvų, ten mamos nuomonė man rūpėjo, bet taip, žinai, kažkurio metu išgėrus susigraudinu, kaip man gaila, nežinau ko, ar savęs, ar šeimos, žinai, bet čia pat, kaip nors, makt, žinai, viskas prasišviečia ir savijauta puikiai. Tai va, tai po tos psichiatrinės ligoninės aš išėjau pilna ryžto, labai rimtai nusiteikusi ir tikrai man sekėsi neblogai beveik 3 metus. Tik toks niuansas, man psichologė sako, žinai, labai fainus žmonės tu pažinojai, sako, jie yra tie, akmenys įmūryti, žinai, ten pasakiau vardus, bet sako, tu tik tai netap priklausoma nuo A. Čia sako, gali būti kita bėda, žinai. Aha, jeigu negaliu būti priklausoma, reikia ten biškiai atsargiau pas juos vaikščioti. Ne taip dažnai. Tai man pavyko su ta vadinama torpeda pusiai metų, su kažkiek tai baimės, kad jau dabar, jeigu užgersiu, man tikrai bus šakės, žinai, prarasiu darbą ir visą kitą. Ir vis dėlto, nepilnų 3 metų nesulaukus, aš vėl be jokios priežasties, buvo labai faina diena, šventė mano gimtadienį, susirinko bendradarbiai. Bet žinot, toks buvo įdomus momentas, mes kai šnekam apie atkryčius, ar ne, žmogus sako, atkrito, ne, atkritis, mano atkritis, arba, vartoja tą žodį. Šiaip tai yra ne AA žodis, tai yra turbūt daugiau specialistų. Ir jisai iš tikrųjų reiškia tas proto būsenas arba rodo jau tą pamišimą, kuris prasideda prieš tai, kai jau pakelsite pirmą taurelę. Ir aš tą momentą paskui labai aiškiai prisiminiau. Mes ėjom pirkti parduotuvę maisto su draugais ir aš sakau, klausykit, reikia nupirkti daiktinės. O jie taip žiūri mane, o kam, taigi visi atsineš savo, ten suneštinis baliušniai. Jo, sakau, žinau, jums reikės daugiau, jūs eisit paskui tašką, iš manęs lieksit. Sakau, taip, žinai, žiūri į mane, jie tokie mėgėjai buvo pakvasinti, bet tie žmonės, kurie sugeba, žinai, tą situaciją dar kažkaip valdyti. Ir aš tik tai atsimenu tą vaizdą, kaip aš abiem rankom imu 2 litrinius butelius degtinės ir dedu į krepšelį. Jie taip žiūri į mane. Tai va, vieną padėjau ant stalo, kitas šaldytuve ir kažkokiu momentu, nežinau, matyti iš to didelio džiaugsmo, kiek man garbės ir kaip čia mane visi myli. Aš nueinu į virtuvę ir galvoju, aš taip noriu vieną gurkšnį. Vis tiek jau šitiek laiko, žinai, atkentėjau, kaip sakoma. Bet gal net nieko negalvoju, nežinau, taip makt. Ir, o Jėzau, nenoriu to jausmo pasakoti, nes dar kas nors sugalvosit bėgti čia pat į parduotuvę. Bet tai buvo tikrai kaifas. Tai buvo kaifas. Ir tai truko tas kaifas, sekundę, 2, ar ne, kol suveikia kažkas ten galvoj. Ir po to vėl tas labai tipiškas alkoholizmo bruožas, žinai, kurį sužinau irgi iš medikų, yra tie blackoutai, žinai, kai dingsta atmintis, o tau sako, palauk, tu šokai, dainavai, ten viskas tau gerai, aš jau nieko nebeatsimenu. Ir aišku, aš jau geriu, aš vis einu į tą šaldytuvą ir vis patraukiu, žinai, ir man jau balkonė, atsimenu, draugė sako, tai kitok ir ta. Tu ką, sako, aš lankau, aš čia visą, žinai. Ir tada jau buvo paskutinis tas mano pagėrimas. Kovo 20 turėtų būti 17 metų, taip, tikiuosi taip ir bus. Ir žinot, per tą visą laiką man daugiau gerti nesinorėjo, bet kas nutiko, žinai.
Turbūt pirmą kartą aš paklausiau žmogaus, kuris man tuo metu buvo autoritetas didelis, nes jis turėjo daugiau blaivybės, žinai, gyveno kitoje šalyje ir jis man, aš aišku prisipažinau, kad aš čia prisigėriau, žinai, taip toliau. Tai net ne su manim, man atrodo, aš šnekėjau su mano draugė ir sako, tik tai tiek, kad kiekvieną dieną eiti susirinkimus. Buvo toks, nurodymas, pasiūlymas, žinai, nežinau, kas ten buvo. Bet aš paklausiau. Aš pradėjau, kaip laikrodis kasdien susirinkimus, ėjau į grupę 12, ten tų susirinkimų visą laiką buvo. Jeigu nevykdavo, nueidavau kitą grupę, gal ten vieną kitą praleisdavau, bet taip ilgus metus iš tikrųjų aš lankiausi gerti visai nenorėjau. Čia trupučiuką pažinau ir kitokią, žinai, nes tas pirmas toksai burbulas, kai visi vieni kitus myli, ten taip toliau, bet paskui pamatai, kad yra ir nesutampa nuomonės, ir kažkas ten ginčiasi ir taip toliau. Ne? Toliau antras burbulas rūžavas, kuris greit sprogo, kad juk svarbiausia man reikėjo mesti gerti. Ne? Bet ir susitvarkys viskas savaime. Ne velnio. Aš dar būdama blaiva prisiskolinau pinigų, nes man staiga reikia, tai puodo, tai televizoriaus, tai dar kažko, tai pakeliauti. Pinigų niekada nemokėjau nei taupyti, nei tvarkyti. Išlaidi ir dabar esu ir susidarė milžiniškos skolos, ne? Tai, turbūt nereikia sakyti, kad santykiai su artimaisiais buvo tokie šaltai, net nežinau, kaip dalykiški. Jo, iš tikrųjų, tai labai liūdnas momentas. Man žinot, kažkuria prasme tas blaivus laikotarpis, kur aš ko gero labiau skaudinau savo artimuosius, kai mano buvo nesutvarkytas finansinis gyvenimas, dvasinis gyvenimas, ar ne? Aš kaip papūga galiu ateiti į grupę ir kartoti maldą, ne? Ramybės maldą, sukalbu, viskas gerai. Aš kaip papūga galiu kelti ranką ir sakyti, taip, aš esu alkoholikė. Kai reikėdavo pasidalinti, aš atsiverčiu, kokią nors temą laisvą, žinai, atsiverčiu, kaip dabar atsimenu, kasdienius apmąstymus, susirandu, kas apie tą temą, paskaitau, tada aš pasidalinu. Aš neturiu jokios patirties, ne? Oi, čia buvo biški triukšmo, nieko. Mikrofoną prispaudžiu. Tai vienu žodžiu toks buvo laikotarpis, kad kaip ir gerti nenoriu, kaip ir gyvenimas neblogas, bet man vis tiek negerai ir aš labai noriu pacituoti vieną vietą iš knygos Anoniminiai alkoholikai. Turėtume savęs paklausti, kodėl mes netaikome tų pačių metodų, kai sprendžiame žmogiškasias problemas. Šiandien apie visokius mokslinius idėjas mokslinės, ne? Šiuo atveju reikia pakeisti požiūrį. Mes patyrėme sunkumų bendraudami, tai yra asmeniniuose santykiuose, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mus persekiojo kančia ir depresija, nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, pilni nereikalingi, tiksliau vertimą aš čia savo patikslintą turiu, pilni nereikalingumo jausmo. Mes buvom labai reikalingi, bet aš jaučiausi niekam nereikalinga, ne? Tikrai neatrodė, kad galėtume padėti kitiems arba pasirūpinti kitais. Rasti išeiti tokiu atveju nėra svarbiau apie žinią apie skrydį mėnulį. Tai šita būsena, jinai apima, kai esi blaivus, ne, aš buvau blaivi ir turėjau visą tai, kas čia yra aprašyta. Tada kyla klausimas, tai ką man iš viso reikalinga ta AA, ką man reikia tų žingsnių kažkokių čia, kuriuos skaito, aš jų vis tiek nesuprantu. Viskas pradėjo keistis, kai buvo labai tokia graži šviesi diena, kaip dabar atsimenu, grupėje Rusys. Atvažiavo spikeriauti du žmonės iš Londono, abu tokie šviesūs, šviesiom, vienas tikrai buvo šviesiom kelnėm. Ir taip, žinai, kaip kokie dievai įėjo, žinai, mūsų auditoriją. Ir atrodo, pasakojo tas pačias istorijas, ar ne, apie savo tą gėrimo laikotarpį, apie savo visas bėdas. Čia nežinau, kiek reikėtų valandų, kad išpasakoti, ar ne, kiek mano gyvenime buvo visokių čiūdų. Bet svarbiausia, kad jie pateikė sprendimą,
kaip jie šiandien sprendžia tas problemas, ką jie padarė, ne, ką aš šiandien noriu irgi papasakot, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiausi. Blaiva, bet nelaiminga. Blaiva, bet nesėkminga. Blaiva, bet be pinigų. Blaiva, bet nemylima ir nemylinti. Viskas šešinai. Tai kur tie pažadai, kad man sakė, taigi viskas susitvarkys, tu tik ateik pas mus, tu tik nekelk pirmos, ne, ir bus viskas okei. Ir bet jie pateikė sprendimą, kuris pasirodo visą laiką buvo ant sienos, ar ne, jisai vadinasi 12 žingsnių, kuriuos reikia alkoholikui daryti, jeigu nori kitokio gyvenimo. Nežinau, gal yra kitokių būdų kažkam tinkančių, mes to nesprendžiam, bet aš apie 12 žingsnių kalbu todėl, kad aš esu anoniminio alkoholikų narė. Taip, aš esu šitos draugijos narė, aš negaliu apie kažką kitą pasakoti, nes neturiu kitos patirties. Tai yra šitie 12 žingsnių, kuriuos ne tai, kad anoniminiai alkoholikai surašė, jie atsiradė, žinot, istoriją, skaitė trupučiuką, dabar irgi nesiplėsiu, bet tai buvo didžiulis žmonių įdirbis, ar ne, kurie šlifavo kiekvieną žodį ir jisai paremtas labai giliais dvasiniais principais. Tai nėra taip savo, kad, davai mes čia prisipažįstam, kad alkoholikai. Atrodo tai lengva, ypač čia atėjus, nes mes visi kartu ir mums paprasta prieš vienas kitą, ar ne? Bet širdies gilumoje aš vis tiek nenorėjau būti tą alkoholikė. Kažkoks toks, baisiai čia, kažkaip pijokė. Labai gražus žodis alkoholikas, ne? Tai yra ligos diagnozė, bet man kaip mama sakė, tu esi tiesiog pijokė, sako, tu esi psichinis ligonis. Sako, beprotė, ir jinai buvo teisi. Skaitydama irgi didžiąją knygą sužinojau ne pačią geriausią naujieną apie savo psichinę būklę. Pas mane yra ir tie depresijos epizodai, ir šizofrenijos kažkiek yra, ir psichopatijos. Man kaip pasakė, daktaro nuomonė, čia ne kažkas man pasakė, ne, kai globėja irgi sako, nepatinka šitą vietą, šiaip savo, psichopatas, tai turbūt čia jau man nepripaišysi, sako, tu paskaityk enciklopedijai. Ir man tada taip, apsivertė viskas. Tai taip, man niekada vienas iš bruožų neskaudėjo dėl to, ką jaučia kiti žmonės. Pavyzdžiui, jeigu mano mama rauda ten arba rėkia, dukra verkia ar ne, man tuo metu pyktis ima. Ko jūs čia dabar mane dar labiau į stresą varot ir aš tada pradedu rėkti, kad nustokit, nes aš eisiu gerti. Tas nesuvokimas kito kančios man buvo labai būdingas. Ir dar visų kitų dalykų, kam įdomu, pasiskaitykit. Tai vienu žodžiu, aš tokios būsenos išgirdus tai, kad tie žmonės sakė, galima gyventi kitaip, tik tai reikia atlikti tam tikrus žingsnius, kurie čia yra surašyti. Ir apie ką aš nekėjau, tas pripažinimas yra vienas iš žingsnių, kurį reikia padaryti 100%. Neturi likti jokių abejonių. Jeigu bus abejonės, tai kaip mano atveju, kol aš abejoju, tol ėjau gerti. Vis pasitikrino, ar ne? Ir čia mes priartėjom prie tokio paprasto klausimo, jeigu aš esu tokia bejėgė prieš šią medžiagą, jeigu mano gyvenimas iš tikrųjų nevaldomas, nes daug kas vyksta ne taip, kaip aš noriu, tai nėra taip, kad aš nevaldau jo, kai aš geriu, aš jo nevaldau ir kai negeriu. Dėl ko aš pasiuntu, kai vyksta ne taip, kaip aš noriu. Aš galbūt nenueinu gerti, bet aš esu blogos būsenos, ar ne? Man nelinksma, man nefaina, nes nevyksta taip, kaip aš noriu. Ir kaip su tuo susitvarkyti, ir čia mes skaitom toliau ir sako, anoniminiai alkoholikai rodo tik tai vieną išeitį, kad mano tą mąstymą gali pakeisti tik aukštesnė jėga, tik stipresnė už mane jėga. Aš pati, kiek aš bandžiau ten pirkti visokias psichologinės knygas, man nesigavo. Kitaip sakant, Dievas, ar ne? Čia nesivelsiu dabar ir neraminsiu apie tai, kad kažkam nepatinka šitas žodis. Čia jau kitas klausimas. Jeigu tikrai reikės, pradės patikti. Kai labai gerai prirems. Tai ir man atėjo tas momentas, kai tiesiog
nežinau kaip paaiškinti, bet dirbant kartu, skaitant, gilinantis, mąstant apie tai, atėjo tokia paprasta mintis. Palauk, kaip, bet, žinai, toks pusiau anekdotas yra, sako ten netikinti, žinai, tai tu man įrodi, kad Dievas yra. O tikintis jam atsako, tu įrodi, kad jo nėra. Ir vat aš priėmiau šitą faktą. Aš negaliu įrodyti, kad jo nėra, tai aš priimsiu tai, kad jis yra. Be jokių ten gilių filosofinių ir emocinių, žinai, nušvitimų. Labai dalykiškai. Buvo biški baisu, nes galvoju, jeigu Dievas iš tikrųjų yra ir jisai viską mato, kaip aš viską iškuopsiu. Ir jeigu manęs laukia pragaras, aš nenoriu ten. Nuoširdžiai sakau. Čia gal ir buvo tie pirmieji tikėjimo daigai. Ir tas trečias žingsnis, kuris sako, kad reikia patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai, tai čia buvo konkretus jau veiksmas, ar ne? Veiksmas mintimi, veiksmas atsiklaupus, veiksmas garsiai ištarta malda. Dieve, tau viską atiduodu. Santykius, pinigus, viską. Kas bebūtų su manim, aš tavim pasitikiu. Ir čia toks, bet yra niuansiukas, būna, ir man pačiai buvo toks momentas, tuo momentu, ne, susijaudini, susigraudini, žinai, tas toksai, bet wow, žinai, aš čia visą su Dievu, jisai su manim, kitą dieną kažkaip neramu, žinai, o jeigu jis iš manęs atims tuos santykius, kurie man taip patinka, o jeigu aš prarasiu darbą ir jis atims iš manęs tą darbą, arba ten, žinai, dar, ir tų abejonių buvo ir nutinka dabar. Man labai, pavyzdžiui, palengvėjo, kai aš išgirdau tą patį iš vienuolių. Nu, žinai, jeigu jau jie suabejoja ir ten eina į dykumą, mėnesių užsidaro ir ieško to santykio su Dievu, tai ką man jau čia tam paprastam girtuokliui, ne? Tai va, tai toks irgi, kaip pas mus kartais šneka, žinai, žingsniais tai jau ten pusę metų, ar ne, ar ten 4 mėnesius, o tai jau čia gerai. Ir atrodytų, kodėl mes taip užtrunkam, ar ne, nes apie pirmą žingsnį, pavyzdžiui, labai daug knygoje rašoma. Trečias žingsnis iš esmės yra, jau ateini su įsitikinimu, kad aš pati nebesusitvarkau, man reikia pagalbos ir tą pagalbą gausiu tik iš Dievo. Šitoje vietoje ginčių nebėra. Su nieko nenoriu ginčyti šitą temą. Tai yra mano gyvenimas, man to reikia. Kitaip man bus šakės, ne? Tai turbūt pats stipriausias sprendimas, kurį aš kažkada gyvenime priėmiau. Visa kita yra tokie, kur labai jos irgi kažkaip dramatizuoja, 4., 5., žinai. Kiek vat irgi turiu tuo atveju, žinai, reikia rašyti 4., kas ten pasidaro, tai reikia keisti sąnarius, tai reikia plastinės operacijas, lygos atsiranda, reikalai visokie. Aš ir pati atidėliau labai ilgai. Žinot, norit tikėkit, norit ne, mistika, ne mistika, bet man gerai globėja pasakė vienas, tik sako, kai mes pradėjom eiti prie 3. žingsnio ir labai strigo internetas. Mes bandom susiskambinti ir nesigauna. Jis sako, tu matai, kaip trukdo? Nesvarbu kas, ne? Kaip trukdo mums tą kelią pirmyn, ne? Kažkas tai. Tai va, ir 4. Viskas labai elementaru, sąžinės sąskaita. Mane, tai yra inventorizacija, kaip mes vadinam, tai yra mano gyvenimo, kas buvo iki tol, reiškia, peržiūrėjimas per labai 3 paprastus momentus. Iš tikrųjų, daugiau nieko ir nėra. Nieko nėra, kas mane kankina. Pirmas yra pykčiai, su kuriais nesugebu susitvarkyti. Kaip nesugebu, kad aš, pavyzdžiui, išreikšti galbūt galėčiau duoti snukę, ne? Ir man palengvėtų, bet aš to nesugebu, nes aš bijau ir aš sėdžiu, laikau visą tai savyje. Toliau, reiškia, antras yra baimės, kurios dažniausiai yra išgalvotos, nes neseniai čia dabar su globotinė nagrinėjom, žinai, sako, kažkokią baimę, kuri labai dažnai pas visus kartuojas, dabar galvoju, kad, bijau užgerti. Tai sakau, kodėl tu bijai užgerti? Todėl, kad bijau ir prasideda, žinai. Kad
tipo, prasigersiu, užgersiu ir negalėsiu sustoti. O sakau, kodėl tu bijai prasigerti? Pirmyn, žinai, yragi tokių žmonių. Nes bijau, kad aš numirsiu. Tai ten dar būna daugiau variacijų. Liksiu invalidu, ten manęs išsižadės, ten, vienu žodžiu, visokių prisidgalvojam. Tai sakau, tu bijai mirti? Jo. O kaip sakau tada su Dievu? Kur va šitoje situacijoje Dievas, žinai? Ir jeigu prie kiekvienos baimės, neieškant tų, nekuriant tų šimtuoju, nepastatai Dievą, kažkaip viskas stojasi vietas. Prisimenu tada trečią žingsnį. Dieve, viskas tavo valiai. Reiks mirti, mirsiu. Visi mirsim. Tai ką čia dabar, žinai? Penktas žingsnis čia buvo, ir dar vienas iš svarbiausių, o dabar apie seksą, kur visi tik tai ausis pastato, žinai, kaip čia bus įdomu. O iš tikrųjų čia yra apie santykius, kurie atnešė žalą kitam žmogui. Čia ne apie kiek, po kur, pro kur ir taip toliau. Ir žinai, ten labai įdomių dalykų yra, nes pasirodo per tuos santykius su vyrais aš nemažai žmonių įskaudinau, ar ne? Ir tuos, kurie juos supo, ir savo artimuosius. Ir lieka ten dar žalos kažkokios ten skolos, sudaužytos vazos, ten nežinau, materialiniai kažkokie dalykai. Bet ir viskas, kas iš esmės mūsų gyvenimą išbalansuoja, ne? Pykčiai, baimės ir neatitaisytos žalos, kurios pradeda graužti, jeigu bent kiek yra sveiko proto. Ir tada per tuos žingsnius aš pamatau, kad pas mane yra 4 pagrindiniai trūkumai. Yra visokių lentelių, ten prirašo tų trūkumų milijonus, bet aš taip giliai man neleido kapstyti, sakė, yra pagrindiniai tavo egocentrizmas, trečiam žingsnį irgi paminė egocentrizmas ir savanaudiškumas, visų mūsų problemų šaknis. Viešpatie, vienas sakinys ir dėl to reikėjo šitiek skaityti. Ir tiek visko daryti, žinai, ir samprotaut. Ir toliau yra tas baikštumas, ta baimė ir nesąžiningumas, aišku, žinai, nes kai tik nesąžininga, tai prisidirbu, reiškia, visą tai keičia mano būsenas. Ir tada klausimas tai, gerai, aš dabar nebebūsiu egocentrikė ir būsiu sąžininga, ne? Ir nieko nebeskriausiu, ir ant nieko nepyksiu ir apskritai, viskas, aš su Dievu ir dabar einu, reiškia, kaip ant arklio. Nesigauna, žinai, vis tiek tų dalykų įvyksta ir čia yra mums vėl pagalba. 7 žingsnio malda, kur mes sakom, nuolankiai prašome tos trūkumus pašalinti, reiškia ant kelių. Tai yra jinai surašyta, bet aš kitąsyk labai paprastai savais žodžiais, kad Dieve pašalink mano tingėjimą. Man labai reikia atlikti darbą, suteik man jėgų, apšvies mano protą, žinai. Ir parodyk, kokia aš turiu būti pagal tavo valią ir nukreip mane naudingų kelių. Ir žinot, beveik visuose tuose žingsniuose mus grąžina prie to, kad kur aš galiu būti naudinga žmonėms, kitiems žmonėms. Mane taip gražiai anoniminiai alkoholikai veda už rankos prie neatlygintino tarnavimo, žinai, ko aš irgi niekada nenorėjau daryti. Kam čia gaiš laiką, jeigu babkių nebus. Tai tas momentas, ar ne? Toliau 8-9, viskas ok, sąrašas žmonių, ant balto popieriaus surašyta, 9 aptarta, viskas surašyta instrukcijos, ką su kuo daryti, kam ką sakyti, irgi čia nesiplėsiu. Visa tai yra surašyta didžioje knygoje, čia yra receptų knyga, žinai, kaip pyragų iškepti. Ir bet su tuo 9 galų gale ateina tikrasis išlaisvėjimas, nes man pirmiausia nuima baimės dėl tų kažkokių dalykų, kurie gali nutikti. Tai tas labai faina. Ir paskui 10-11 žingsnis yra iš esmės tie patys. Mes per 4, 5, reiškia 6, 7 mes mokomės su globėju, ar ne? Kaip, ką daryti, 10 pastebėjau, kad supykau, susierzinau, permašiau, jeigu reikia užsirašiau. Ir toliau malda meditacija, aš į laikrodį žiūriu ir jau baiginėjau. Ir galutinis yra 12 žingsnis, kur
kaip tik čia realizuoju tą pagrindinį Dievo priesaką man, ne, eik ir padėk žmonėm, neatlygintinai. Ir va tiek metų blaiva man kartais mama sako, tai gal jau tau nereikia tiek daug į tuos susirinkimus, žinai. Nežinau, ką atsakyti, sakau, mama reikia. Nu jo, bendrai jūs ten tiek daug žmonių padedat. Nu jo, gerai, žinai. bet faina, žinai, ir tos gyventi pagal šias nuostatas, tie pagrindiniai 12 principų, tai yra 11, per visus žingsnius yra tam tikri dvasiniai principai, jie galų gale mane padarė normaliu žmogum, su normaliom reakcijom, su daugiau meilės, ar ne, ir ką šiandien galiu pasakyti, esu pasveikusi alkoholikė, aš nesijaučiu ligota, aš turiu kitų ligų, kurios yra nesmagios, žinai, ten vaistus reikia gerti, bet tai, kas liečia alkoholizmą, gerti noro neturiu, jokių psichozių tokių blaiviuose metuose neturiu, šiuo metu ar ne, pažiūrėsim, kaip bus toliau, visko gali nutikti. Kartais pamirštų, ką nors, gal demencija atsiras, dar lengviau bus gyventi. Viskas praeitį. Tai va, ačiū, kad blaivai ir kad paklausėt. Ačiū už tokį atvirą pasidalinimą.